Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien sausio 27 diena, 1068 karo diena. Apžvelgsim, kas įvyko per savaitę, galima sakyti, nes paskutinė laida turbūt buvo prieš gerą savaitę. Tai matysim įvykius, paanalizuosim, kas kaip darėsi, kas įvyko, aišku, pasirodė ir gerų dalykų iš Kursko, sudirbo manevrinės gynybos principas, atsitrauk, imituok atsitraukimą, pabėgimą, priešas užeina ir jį sunaikini Haimersais. Prašau. Čia Sefjare taip pat buvo panaudotos šiuolaikinės technologijos, tai yra ne dronai, o būtent lėktuvai, kurių mes nematom ir nematom jų efekto. Tai priešas puolė, ten detaliau apžvalgą darysiu, papasakosiu. Apie 100 karių užėjo į vieną vietą, atskrido lėktuvai ir sunaikino. Tai va, yra gerų naujienų, yra blogų naujienų. Blogos naujienos, kad prarasta viena nedidelė teritorija, kaip ir kalbėjau, kad ten grėsė apsupimas, tai tiesiog atsitraukė. Aišku, ten galvos skausmas bus dabar rašystų aprūpinti per ten jų logistiką. Pažiūrėsim, iš tikrųjų pažiūrėsim, tai situacija kol kas nėra bloga, viskas juda į priekį, Pakrovskas vis dar nepaimtas, tik tai perkirstas kelias, jau kelias perkirstas logistinis Mirhorodas, iš Mirhorodo į Družkivką arba Kramatorską. Aišku, artėja Poltavos kelio perkirtimas, tada žiūrėsim, kur toliau vystys. Bet šiam momentui viskas, galima sakyti, kol kas stabiliai vyksta. Geras dalykas, toj krypty paritetas šiai dienai artilerijos yra Ukrainos pusėje. Tai nereikia sakyti, kad taip yra blogai. Tai va, dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kas stebit kanalą, kas spaudžiat like, kas rašot komentarus, užduodat klausimus, remiat per Contribui platformą, kai kas remiat, ačiū per YouTube kanalą, čia jūsų pasirinktinai, dėkui, tikrai padedat, neneigsiu šito dalyko. Toliau, einam toliau į apžvalgą, tai aš pirmiausia norėčiau pradėti apie diskusijas apie dronus, grįžtu dronų tema labai trumpai, pabandysiu padiskutuoti, kokia mano nuomonė išlieka, kai aš sakau visuomet deklaruoju, esu antidronistas, nors pats dronus gaminu. Projektuojam, gaminam, kai matėt, ruošiam mūšiams, kol kas dirbam koncepciškai, pagal koncepciją, kad ne dronus atiduoto visą koncepciją. Tai reiškia ir taktika, integravimas, taktika ir visa kita. Tai čia yra ilgas procesas, kuris užtruks, bet manom, kad tai bus ne short, ne trumpalaikio periodo dalykas, o ilgalaikiai perspektyvai tai tikrai bus geras dalykas. Tai va, šiuo momentu, kalbant apie dronus, jie yra gerai, kai aš sakau, bet jie turi būti naudojami būtent taip, kaip reikia, visumoje panaudoti. Ne kaip viena dalis, o bendra sistemos dalis. Va čia yra svarbiausia, nes dabar, ką mes matau, šauk, naikink iš drono, ai nepavyko, o dabar šaunam iš artilerijos. Tikrai mačiau tokiu atveju. Tam yra vadinamas planavimas, ko nedaro ukrainiečiai, kur yra silpna pusė. Nes pas ukrainiečius kariai tikrai drąsus. Yra, aišku, kurie ir bėga iš pozicijų, pasiduoda be šūvio, ta prasme čia visokių yra. Bet aš kalbu visoj masiai žmonių, tai yra tikrai drąsus kazokai, išlaikę kazokų tradicijas ir jie nusteikia tikrai mirti už tėvynę. Tai vat, jeigu mes jie nusteikia, turi problemą su karvedžiais. Taip liaudiškai tariant, vadais. Nuo žemiausios grandies iki aukščiausios. Nes kur visa problema įvyko, gavo ginklus vakarietiškus, konceptas jų naudojimo vakarietiškas, o jų visų parengimas yra negamas, sakysit, kur kas parengimas vyko vakaruose, koks skirtumas, kad vyko. Tu parengiai, grįžai ir jis vis tiek dirba pagal seną tvarką. Reiškia, ką išmokai, nieko nepanaudojai, užsimiršo ir nenaudojama. Tau reikia praktikos. Taip kaip ir su anglų kalba arba kitom kalbom. Jeigu tu atėjai kursus intensyvius metus laiko, atvarėjau, tu kalbi laisvai. Nekalbėk 2 metus ir žinot patys, kas įvyks. Tai va čia lygiai tas pats yra ir su karyba. Tu apmokai procesus, kaip naudot, viskas tvarko. Jeigu jie yra nenaudojami, užsimiršta, nenaudojami, nugula gilyn. O kas įvyko? Įvyko tai, kad realiai visas parengimas yra sovietinis. Programa yra sovietinė. Sovietinio karo meno. Ir šiai dienai mes ir turim tą būtent sovietinį karo meną. Kas įvyksta? Įvyksta žiaurus, brutalūs mūšiai,
kur negailima žmonių, technika labiau saugoma, nes jinai yra brangi, aišku, techniką reiktų išsaugot. Tai va čia ir prasideda visos bėdos. Tai kodėl aš atėjau prie dronų, grįžtu atgal? Ką aš noriu pasakyti? Dronai, kai konceptas jau po biškį, sakykime, eina į apačią pagal populiarumą, nes kadangi tai yra influenceriškai išpūstas daiktas, labai gerai išpūstas daiktas, kad jų reikia daug, visą kitą, žiūrėkim, pernai metais pateikta 2 milijonai mažiausiai dronų, su visais, turbūt be valstybės užsakymų bus arti 3 milijonų į frontą pateiktų dronų. Kokį rezultatą mes šiai dienai turime? Traukiamės. Dronai nestabdo. Taip, jie padeda prilaikyti. Ko trūksta? Trūksta artilerijos. Trūko, gavo artileriją. Šiai dieną paritetas yra. Reiškia, artilerija dirba. Puiku. Tai vat, kai tu apjungi visą sistemą į bendrą ir teisingai naudoji, tu turi rezultatą. Reiškia, tau nereikia tokio kiekio dronų. Dabar prasidėjo panika, kažkokia panacėja optiniai dronai, ant optinio kabelio. Kada kalbi su vienais kariais, sako nereikia, kiti daliniai reikia, treti vėl nereikia. Priežastys įvairios. Jeigu mes kalbam su specialių operacijų kariais, kurie vykdo užduotis į užnugarį ir grįžta atgal, sako, mums nereikia. Kodėl? Todėl, kad kai grįžtam, mes tarp tų kabelių patys vos nežūstam. Jie kabinasi už kojų, reiškia, tu gali pargriūti. Reiškia, atsitraukiant greitai tave sustabdys. Gali pargriūti, tave nušaus, visą kitą gali vykti. Toliau, kai kas šių nepasikorė. Užsipinę, bėgdamas papuolė į kablį, kaklas buvo perpjautas. 46 brigados kariais kalbėjau ties Kurachovo pusę. Tenai kita problema. Keičiant dalinius, teko eiti su peiliu ir išpjaudinėt kabelius, nes už kojų kliuvo, apie ką aš ir kalbu. Ar tai padeda? Nu ne. Ką jie dabar duoda? Duoda, kad skrenda, kada rebai dirba, jie duoda stabdymą. Nebijo rebų. Tvarkoj, viskas gerai. Klausimas, kiek jie neša sprogmens. Jeigu mes kalbam apie 10-tuką, jisai neša kokius turbūt 700-800 gramų. Kas tai yra? Nieko. Normalus sviedinys, sakykime, RPG 7 granata, kuri pramuša šarvą, ir, sakykime, į tam tikrą vietą tankų, kur nėra aktyvaus šarvo, pataikius, jinai sunaikina tanką. Jinai sveria 2,3. Jeigu SPG granatas, PG7, jeigu neklystu, galiu raidėse, jinai sveria 2,8. Tai įsivaizduokim, kiek dronas yra efektyvus naudoti prieš šarvuotą techniką. Jeigu turi tokį granatą, taip. Dabar visas kabelis sveria, sudaro svorį. Reiškia, 10-tuką metam laukis yra niekam neįdomus. Pagal svorį, ką nuišo. Taip, mes galim daug fejerverkų daryti, daug visko, bet nebus efekto. Kas yra efektas? Kad man reikia sustabdyti būtent techniką toj vietoj, tuo laiku ir kad galėčiau pasiekti rezultatą. Jeigu aš sustabdysiu kažkur, kažkada ir kažkaip, tai yra būtent gaisro gesinimas, o ne karyba. Tai va čia daug kas mato. Dabar per YouTube'us, per socialinius tinklus vyksta gaisrų gesinimai. O, matau tanką. Galiniam variante pasirodo tankas, nukentėjo. Ir kiek buvo panaudota šaudmenų. Su kai kuriam brigadom kalba, jeigu normali vakarietiška artilerija, 3-4 šaudmenys, tai 10 000. Bet mes nematom, nieks nedaro statistikos, kiek sunaudojama dronų, kad pasiekti rezultatą. Aš jau nekalbu apie efektą, aš kalbu apie rezultatą. O jeigu aš noriu pasiekti efektą, tada aš kalbėsiu, kai pasieksiu rezultatą, tada pasiekti galima efektą. Statistikos nėra. Mes matom tik tai baigtinį video, kaip pataikė gražiai dronas rėmėjams ir sako, žiūrėkit, mes numušėm tanką. Nes pagal sprogimus kai kurios matos, kad net į tanką pataiko ne kumuliatyvas, o fugasas. Fugasas tankui šarvuočiai neturi įtakos, tik tai krestelna ir tuo viskas baigėsi. Tai apie kabelius aš tą irgi turiu, kai sakau, reikia žiūrėti, jų reikia. Jie yra reikalingi, jeigu taip sakykime, su viena brigada kalbėjomės 59, jeigu neklystu atstovais, gal jau nėra PM9, bet iš PM9 atstovais. Tai labai paprastai pasakė, jie reikalingi. Aš už, jie gerai kariauja, žinau jos nuo Chersono operacijos. Bet nedaug. Sakau, kaip suprasti. Sako, žiūrėk, Vyga. Labai paprasta.
Jis reikalingas naikinti garažams, tai yra tvartams. Matėt tuos tankus apkaustytus visokiais skydais, visų kitų. Po jais jie pastato rebus, įdeda generatorių papildomai galingą, 5 kW, 10 kW, įsivaizduokit. Ir tas tankas važiuoja, jisai padaro vadinamą kupolą. Jis atvažiuoja, įsitvirtina ir tada pradeda, kad karius davežta atsargiai BMP-škės arba juda koloną, jisai koloną apsaugo, taip davažiuoja iki išeities taško, ten išmeta BMP-škės karius, kurios atvažiavo po kupolo arba atvažiavo prie kupolo ir išsiskleidė. Nu, įvairūs variantai, gali būti atvažiavo visi 3, išmetė karius ir jie eina į mūšį. Tai vat, tai sako, mums reikia va tokį rebą sunaikinti. Sutinku, tada aš už. Ir 800 gramų gal padės. Aišku, nepadės, reikia sunkaus, tai reikia 13 be mažiausiai drono, jeigu ne 15. Tai čia iš vis karvės didelės skraidančios. Tai vat, tokiom operacijom aš pritariu. Toliau, rebas kažkur ant stulpo kaba, arba rebas apkase, sutinku, galbūt. Nes nuo FPV-škė daskristi iki rebų yra ką veikti. Ir turi būti tikrai gerai paruošta įranga, kad apeiti rebą, kitaip tariant, arba tu turi būti arti jos. Tai va čia irgi yra taktika. Nes dabar visi nori būti už 3 km nuo pirmos linijos, praskristi 3 km, tada dažniausiai pilkoji zona kokie 4 km ir ten stovi priešo kariuomenė. Tai reiškia, mes turime 6-8 km nuo piloto, kai jisai pasiekia taikinį. Tai gal pilotas, prašau, biškį reikia mąstyti kitaip, reikia eiti arčiau, tada tavo įrangos mažesnės reikės, kompaktiškesnės ir tu galėsi naudoti. Tai panacijai aš labai nepritariu, tai sakau, influencerių karai, dėl to, kad influenceriai rėkia ten Maderos labiausiai, turbūt tas, bet kai tu pažiūri jo rezultatą, toj krypty, kur kariauja arba iš kam padeda, nu taip nėra, sako. Tai ne vien tik tai, bet kol čia aš prisiminiau tik tai patį labiausiai turbūt iš influencerintą batalioną, tai bataliono vadas šiai dieną, ar jau pulko gal vadas, tiksliau. Tai vat, kai sakau, nereikia žiūrėti, kad tai dronai yra panacėja, reikia žiūrėti kaip komplekso. Tai va būtent, mes dar net nematėm vakarietiškų lėktuvų efekto, o mes kalbam apie dronus. Tai va čia kalbėti, ar tikrai dronai reikalingi, aš sakau taip. Bet tokių kiekių, kas čia dabar bandoma parodyti, kokių reikia, aš galvočiau, reikia labai gerai galvoti. Tiksliau sudėti mūšio planą, tai yra susiplanuoti, ką tu nori pasiekti ir kokį tu nori efektą turėti. Mes norime, kaip pavyzdys, brigadą atmušti iki tiek, man reikia padaryti, sunaikinti tokius anglelius, tiek technikos, aš turėsiu paruoštą mūšio lauką, iš gynybos pereiti į puolimą. O tada aš suprantu, kad, sako, mums reikia 1000, tvarkoj duodam 1000. Čia kaip ir dabar, dėl ko aš kalbu, kad reikia sisteminti. Galbūt paimti 1-2 brigadas, jas įremti. Sorry, hebra, lietuviai, susimetam 2-3 brigadom, jeigu galim. Remiam. Sukoncentruojam. Reikia našnikų, naktinio matymo įrangos, duodam. Čia lygiai taip pat kaip viskas, duodam. Reikia dronų, žiūrim, suplanavo, sako, žiūrėkit, mums reikia dronų 300 pasiekti tokį rezultatą. Tvarkoj. Ir mes turėsim rezultatą. Dabar mes vežam, duodam 5, 10, 15 kažkam ir mes reklamuojamės, kokie mes esam geri. Kas iš to, kad mes išdaužom mažais kiekiais, o efekto neturim. Mes turim gerą influencerinę reklamą. Viskas. Tai yra, ar verta, kokį mes tikslą turim? Mes tikslą turim parodyti, kad mes esam ten, ar mes tikslą, kad mes to norim padėti? Taip, mes padėjom tam kariui, kitam kariui, kaip sakyt, jo norus patenkinam. Bet operacinio plano, taktinio bendro plano mes nieko nepakeičiam. Mes tik išsitaškom ir rezultato nėra. Tai vat, apie dronus tokia yra nuomonė, kad pirmiausiai turim klausyti ne karių, ne seržanto, o realiai reikia sėstis, kalbėtis, tą ką aš ir darau su vadais, krypties vadais. Brigados vadas jau yra per žemas toj vietoj. Turėtų būti, nes realiai reikia divizijos lygmens, kad būtų daliniai. Tada jie daugiau sprendimų turi, daugiau valios turi, kur ką daryti. Tai va, tokia tokelė, kai sakau, dronų reikia, nepamirštam, bet reiktų, kad mūsų, kas veža paramą, labiau susikoncentruotų ir padarytų tokią koncentracinį dalyką, kur galima tikrai pasiekti efektą ir aš manau, mes tada turėtume gerą rezultatą, statistiką ir visą kitą. Šiai dienai mes nieko neturim. Gerai, pablevizgavau, pasakiau savo nuomonę. Dabar einam prie žemėlapio.
Kai visada pradedam nuo Kursko srities, tai čia bus tikrai ką žiūrėti ir yra iš tikro. Užsidariau aš žemėlapį tuoj. Tai va, Kursko srity iš tikro labai man patiko praeitoj savaitė, kas įvyko. Iš tikro, kaip ir sakiau, kad ukrainiečiai padarė labai smagią operaciją, nes tiesiog labai gražiai padarė manevrą, paėmė, imitavo atsitraukimą, tas pozicijas užėmė priešas ir kas įvyko? Įvyko labai paprasti dalykai. Užsakė Haimerso ataką. Viskas, operacija pavyko. Tai vat, kas įvyko, tai įvyko Sverdlikovo rajone, būtent va čia, galiu pažymėti. Čia kovojo 225 atskirasis batalionas, kai tik mano pirmas vadas, su kuriuo susipažinau, realiai su kuriuo kovojau Širokino operacijai. Aišku, Bileckis tada buvo aukščiausias, sakim, pulko vadas, jis buvo kopos lygmens, bet su juo mes tada padirbėjom. Galiu pasakyti, pagal to momentą padirbėjom. Šiai dienai tai atrodo juokinga visa situacija, operacija, bet tiek to. Tokia patirtis buvo, toks suvokimas, tą ir padarėm. Kas buvo galima, tą padarėm. Tai va, šitoje vietoje mes turime tokią operaciją. Tai va, toliau turime šitoj vietoj atkovota Mankolovka kryptyje teritoriją. Ką padarė ukrainiečiai. Tai yra pažanga. Spaudimas, aišku, vyksta vėlgi labai stiprus būtent į šitą vietą. Lebedevka, Mala Lochne laiko spaudimą ir bando Poročnoje kryptyje. Čia yra sukoncentruotos pagrindinės dabar šiai minutei, sakim, šiam momentui pajėgos, kad išspausti ukrainiečius. Aišku, vyksta ir kiti dalykai, didelė evakuacija vyksta palei Ukrainos sieną, evakuojami gyventojai, tai gali kažkokią operaciją planuoti ir Ukrainiečiai. Nežinau kokią. Gali būti planuojamas atsitraukimas iš Kursko, gali būti planuojamas paruošti dalinius ir iš ten daryti kontrpuolimą kažkokį. Sunku pasakyti, ką sumanė, bet šiai dienai mes turim tokią situaciją ir čia ukrainiečiai laikosi. Per savaitę, jeigu aš neklystu, tikrai nieko čia nepraras, o jeigu prarado, tai labai nedaug. Tai yra kelias taktinės pozicijas, kurios neturi visiškai įtakos. Tai vat, tokia situacija šiai dienai yra Kursko srityje. Toliau mes judam link Kupiansko, praleidžiant Vovšianską. Čia situacija yra be pakeitimų ir kai matau, kad čia ukrainiečiai kažkam ruošiasi, liktai pagal Osintą pritraukinėja pajėgas, ką matom, pagal viešuosius pranešimus būtent iš Rusijos kanalų. Žiūrėsim, jeigu pritraukinėja, gali čia būti prasidėti kažkokia įdomesnė operacija. Taip, pas mus yra Kupianskas, kaip tik, tai va čia situacija nuo Dvaričnos ir Sinkivkos jau, galima sakyti, pradeda judėti, bet ką mes turime per paskutinę parą, tai praktiškai niekas nepasikeitė, o jeigu žiūrint savaitės bėgį, tai mes turim labai nedidelį pakeitimą, sakykime. Tai yra kelių šimtų metrų teritorijos praradimai. Tai yra Zapadnė, Dvarična, va čia biškis iššakoja, kai matot, ir viskas, ir tuo viskas baigėsi. Kas šiandien svarbiausia yra šitoje situacijoje, tai kad jie vis tiek juda link Kupiansko, tai yra Kupiansk-Vazlovoje jų tikslas ir iš Valuikį, iš Valuikį permesti geležinkeliam pajėgomis čia aprūpinimą. Tai atsidarytų didelis hubas, per kurį vyktų aprūpinimas. Toliau mes turim praradimų biškį į Ivanovką kryptyje, tai čia galim pasižiūrėti. Jo, Tabaivka daugiau nei Ivanovka, atsiprašau, pas mane pažymėta Ivanovka, tai yra kelias į Kupianską, kai matot, jie ir bando keliu judėti lygiai taip pat link Kupiansko Vazlovoje. Pirmiausiai Kupianskas, o toliau greičiausiai bus Kupiansko Vazlovoje.
Toliau situacija be pakitimų didelių, tai yra būtent ties Senkove. Čia situacija stabili, galima sakyti, sunkiai, praktiškai yra be pakitimų, vyksta intensyvūs mūšiai, bet kurie nieko visiškai neduoda Rusijos pajėgom kažkokių tai pakitimų. Toliau mes judam šiek tiek, jeigu aš neklystu, tuoj čianai. Ja, čia situacija yra be pakeitimo. Toliau mes turime įdomią situaciją, būtent, jeigu kalbam šitoj vietoje, tai turime būtent ties Terny, šitoj vietoje. Rašistai pagavo savo kvėpavimą, sakykime, įkvėpė ir čia pradėjo spausti labai dideliais pajėgumais. Netgi pajėgumai buvo permesti iš Kupiansko srities, būtent Terny krypty, kad judėti vieniem kairiuoju krantu, kitiem dešiniuoju upės krantu. Ir tokiu būdu eiti link Torskės, aišku, Limanas, tai yra viena iš pagrindinių krypčių Limanas, ką matom, jis šitaip ir gaunasi per Kolodzianskį, Stavkį ir tada išeinam ant Limano. Ir toliau judėti per Jampolivką, Torskį ir greičiausiai iš Torskės bus neįmamas Limanas, o bandoma apjungti ir išeiti ant Jampil. Tai vat į šitą vietą. Sakyčiau, situacija bus ukrainiečiams tokia jau sudėtinga, būtent Bilohirovkos gynyboje, kur yra problema susidaro, ir Siversk. Nes, aišku, spaudimas bus ne tik iš flangų, bet frontalinis, realiai bus labai nedidelis tunelis paliktas čia susiekimui nuo būtent Sloviansko, naudojant šitą kelią. Jau per čia kol kas bus ne tik aprūpinimas, bet flangas šitas bus atkirstas. Žiūrėsim. Čia, sakau, situacija darosi tokia karšta, kadangi įmestos papildomos pajėgos pas rašistus, tai čia tikrai susidaro didelį įtampą. Taip, ką mes kalbėjome dabar apie Časifijarą. Čia įvyko irgi įdomi operacija. Aš galvoju, gal 24 dieną, 22, kažkas tokio tom dienom įvyko. Tai yra Časifijarė. Jis yra toks, kad pro jį Siverskį Donetsk teka kanalas, kaip matom. Taip, aš kanalą pažymėsiu mėlynai, kad plius minus. Taip. Ir vat šitoj vietoj, aš tiksliai nepažymėsiu, bet čia, kadangi lyg tai buvo ties Kalinivka, jis yra neiškasas, o teka vamzdžiais. Dideli vamzdžiai, ten kokie 2 metrų diametro, jeigu nedidesnė. Ir ta prasme, nuo Bogdanivkos prasidėjo puolimas, kopos lygmens, apie 100 karių. Atėjo kitų vamzdžių, susikoncentravo ir ruošėsi toliau, aišku, judėti link Časifjaro. Atskrido bombonešės ukrainiečių ir juos uždengė. Reiškia, puolimas buvo sustabdytas. Tai vat, pirmą kartą, kada mačiau tikrai panaudotą aviaciją, taip kaip mes naudojom. Aišku, nežinau, kas per aviaciją buvo panaudota. Jeigu tai buvo F-16, taip sakyčiau, visiškai super reikalas, bet tada turėjo būti džitakas. Tai ko mes nematom, tai nematom džitako, bet realiai sudirbta buvo pagal visas pilnas procedūras. Tai, ką galima buvo pasiektas, buvo pasiekta. Kaip kas ką darė, šiai dienai negaliu atsakyti. Bet operaciją užskaitau ir čia superinė. Tai va, čia Časifjare, tai yra būtent viskas bandoma judėti per kairį flangą, jį apeiti iš dalies, kaip matom, būtent šitoj į Mikolajevką ir toliau bandyti uždarinėti nuo šito kelio, nuo Ivanovskį. Bet kol kas šitoje vietoje rašystams sekasi sunkiai, Ivanovskį yra užstrigę, aišku, mūšiai vyksta jau Časifjare, kaip ir minėjau praeitoje apžvalgoje, kad pramoninė zona yra užimta, ten įsitvirtinę rašystai. Bet, kaip matom, daugiau negu metai Časifjaras laikosi. Paprastas miestelis. Prašau, sakė, Lietuvą paimtų per 24 valandas. Norėčiau pamatyti. Taip, mes toliau judam. Žemėlapis, kaip sakoma, judam link turbūt Toretsko ir Pakrovsko.
Toreckas, čia situacija yra tikrai sudėtinga, realiai kovojama dėl kiekvieno pastato, dėl kiekvienos gatvelės ir todėl prasistumimo didelio nėra pas rašystus. Pastate netgi būna du skirtingi daliniai, galima sakyti taip, dvi skirtingos valstybės. Pirmam aukšte kovoja ukrainiečiai, antram kovoja rašystai, trečiam vėl ukrainiečiai arba atvirkščiai. Tai čia vyksta netgi kova dėl aukšto pastatų. Tai kovos įvyksta intensyvios, situacija, kaip matom, Torecke nedaug pasistumėjęs į priekį, jeigu per savaitę laiko, tai galit pažiūrėti, kad tai tikrai nebuvo kažkokio proveržio. O kalbant apskritai apie rašystinį puolimą, tai per savaitę laiko, jeigu aš neklystu, paėmė 58 kvadratinius kilometrus, kad užimti tą teritoriją rašystai prarado 160 karių. Tai yra 1 kvadratiniam kilometrui turėjau omeny, ne PM8. Tai PM8 kvadratiniai kilometrai padauginkite iš 160 ir žinosit, kiek karių prarado, kad užimti 58 kvadratinius kilometrus. Ką tai reiškia? Labai paprastai, 25 kilometrai. Nu, sakykime, 30 kilometrų. Nuo Kauno iki Kaišiadorių grubiai ir toks 2 km plotis. Tai yra 60 kvadratinių kilometrų. Paaukota kiek žmonių? Daug. Tai yra tikrai pati brutališkiausia kariuomenė, kokia gali būti. Ir jinai nesaugo savo karių. O tai yra svarbiausia jiems. Mums yra aktualu, kad vakarietiški ginklai dirba. Tik reikia dabar, kad būtų amunicijos. Tai karinė pramonė turi atsigauti, ne į dronas investuoti vien tik tai, bet reikia ir į tankus, į artileriją, toliašaudžio artileriją, raketas ir visą kitą. Nu, aišku, prieš raketinės sistemas. To reikia nepamiršti. Bet vakarietiška sistema, kaip matom, dirba. Tai ką mes turim Pakrovsko kryptyje? Tai turime du variantus. Kotlinė kryptyje išeiti ant Pavlogradas Pakrovskas kelio. Ir šiam momentui jau yra, kaip ir minėjau, Mirhorodas perkirstas į Kramatorską kelias. Čia kol kas Deep State mapas nerodo, bet realiai jis yra jau kontroliuojamas rašystų, nes kadangi čia yra vedukas, šitoje vietoje, jeigu aš gal biškiai aukščiau, atsitraukdami ukrainiečiai jį sunaikino. Tai reiškia, ten jau ukrainietiškų pajėgų nėra, arba jinai tapo pilkąją zoną, bet po ugnies priemonėm kontroliuojama. Tai šitas kelias viskas tapo jau nepravažiuojamas, vienas iš logistinių kelių yra jau uždarytas. Aišku, kelias Pavlogradas Pakrovskas dar yra naudojamas kaip logistinis kelias ir jisai dirba. Čia, aišku, rašystai stumėsi, kai matom, po biškį į priekį, vėlgi užimta labai nedidelė teritorija, o nuo čia judama geležinkeliu, galima sakyti, link Pakrovsko. Bandys išeiti į priemiesčius čia, kur realiai irgi už geležinkelio, ten yra geležinkelio vedukas, kuris dabar yra jau sunaikintas ir ten, jeigu aš neklystu, ir buvo lietuviai apšaudyti kažkur į tą vietą, kur buvo lietuviai apšaudyti, kur vienas nors prarado koją. Kad čia būtų labai intensyvus mūšiai tikrai nėra. Jie yra stabilus, įtempti ir juda į priekį. Judam toliau, judam link pietų, vis artėjam link pietų krypties. Tai yra Kurachovo kryptis. Kai matot, priešas perėjo jau visiškai užtvanką, išėjo į priekį ir juda link Konstantinopolį. Ir aišku, tikslas yra išeiti ant Konstantinopolio per Zelenivką, jie dabar čia bando muštis, ir kartu daryti per Andriivką, išeiti ant Konstantinopolį ir bandyti apsupti dar šitą vietą. Kaip tai pavyks? Nežinau. Situacija yra tokia. Jeigu mes kalbam Velika Novosiljivka, viskas. Čia kariai atsitraukia ir čia yra būtent problema, kur pas ukrainiečius buvo logistinė problema. Kai matot, į čia patekti gali per siaurą kanalą, kaip sakant, jiems bus lengviau, o ukrainiečiams buvo problema, kai atkirto, upė apsupusi per visur yra upė. Reiškia, Novosiljivka buvo problematiška aprūpinti ir atsitraukti. Nežinau, kaip atsitraukė, bet šiai dienai deklaruojama, kad yra atsitraukta ir saugiai. Tai va, tokia situacija yra. Kalbant apie Zaporižės sritį, situacija yra kontroliuojama, didelių mūšių kol kas tenai nėra. Nu, jie yra, bet pokyčio nėra, netgi tokie taktinio lygmens, tai skyrius praranda poziciją, skyrius atgauna poziciją, va, tokie dabar tenai daugiau mažiau vyksta. Ir didžioji situacija susidaro būtent Chersono krypties salose, ypač žemiau, ten bando rašystai permesti savo mėsą,
su pretekstu, kad ten jau viskas ramu, reikia pakeisti kitus dalinius, jie įsilaipina, ten mato daug lavonų, ukrainiečiai užžengia ugnimi, viskas, žuvo. Tai va, šiandien turim tokią situaciją. Dėkui dar kartą visiems, kas stebit kanalą, kas remiat visais būdais, spausdami like, rašydami komentarus, remdami per Contribui, dėkodami per YouTube. Ačiū paspausdami. Dėkui dar kartą. Iki sekančio.